Pokalbiai apie orą. Sveiki visi, šiandieną turime naują tinklalaidę ir šiandieną aptarsime ganėtinai tokią aktualią ir opią sistemą Lietuvoje, tai šildymas. Šildymas oro sistema, šildymas oras vanduo sistema ir kompensacija iš Leos, brūkšnelis Enos, kaip čia pavadinsi. Mes šiandien padangrinėsim su Justinu, kaip būtų galima gauti kompensacijos, kiek galėtumėt gauti kompensacijos, kokia būtų įranga naudinga, iš kokios įrangos kiek galite gauti kompensacijos ir kokios klaidos, kurių galbūt reiktų išvengti ir kurios būtų jums, sutaupytų pinigėlių. Tai žodžiu, šiandien yra orientuota tinklalaidė grynai į jūs, į vartotoją, ko pasiekoju. Tikiuosi paduosim ganėtinai naudingos informacijos. Tai Justinai, truputėlį keli žodžiai apie save, kokius prekinius ženklus atsakai? Taip, tai kaip pristatei, tai vardas Justinas. Justinas. Taip, ir prekinius ženklus pristatau du. Tai yra Alpicare ir Mitsubishi Heavy Industries. Tiek vienas, tiek kitas savo asortimente turi šilumos siurblius oras bei oras vanduo. Tai galim pasiūlyti. Įranga gali pasiūlyti kiekvienam vartotojui, patinkančią ir tinkančią. Žodžiu, su Justinu mes pažįstame jau metų kokių gal 10. Gal ir daugiau. Žodžiu, mes su Justinu dirbome per eilę metų ir iš tiesų, kaip būtų keista, ir man teko ko iš Justino pasimokinti, nes aš esu iš montuotojų pusės, Justinas yra iš pardavėjų ir mes paprasčiausiai bendradarbiaujame, turime bendrą poreikia patekti žmonėms gerą teisingą produktą. Tai žodžiu, šiandien mes eisime truputėlį į detalės apie produktus, bet galbūt mes pradėkime visą šią transliaciją nuo dalykų, kuriuos labiausiai žmonės jau domina. Parama. Sakant, kaip pinigai krenta iš viršaus, mes turime juos, kaip sakant, paskirstyti. Tada prasideda daug klausimų. Kodėl aš apie šitą dalyką šneku? Nes mes esame montuotojai, pas mus žmonės kreipiasi, kurie nori įsigyti, nori susigrąžinti savo pinigėlių. Tai žodžiu, aš dabar trumpai papasakosiu, kaip tas visas procesas vyksta. Lietuvoje yra galimybė gauti paramą, kuomet jūs norite panaikinti savo seną šildymo būdą. Tai senas dujinis katilas, senas kito kuro katilas, granulės, jeigu turite dar dizelinį pečių. Prieš tai buvo vienas iš reikalavimų, kad reikia demontuoti seno šildymo šaltinį, bet Lietuvoje tą dalyką pakeitė. Mano akimis tai yra galbūt ir gerai, nes mes, kaip būdavo dirbom su montažu, tai žinau, kad būdavo daug problemų ir būtent darbas toms senomis sistemomis, žinau, kad nėra pats maloniausias. Yra daug tokių dalykų. Tarp kitko, šiandieną šioje transliacijoje buvo pakviesti ir atstovai iš Enos, tai būtent aš labai stengiuosi juos pasikviesti šiandien, kad galbūt iš pirmų lūpų papasakotų kokios problemėlės, bet žodžiu, daug stengiuosi, bet nepavyko. Tai, kaip sakant, jie matomai turi veiklų, kurios yra svarbesnės negu pašviesti mūsų visuomenę ir jiems papasakoti apie galimybės jiems sutaupyti pinigėlių. Tai žodžiu, pradėkim nuo to. Lietuvoje yra seni namai ir ten yra skirtingų Justinai klasių namai. C, B, A pliusas ir panašiai. Jo, ir dar žemyn neklasifikuojami ir panašiai. Jo, tokių jau yra mažai. Tai mes dabar įmame būtent tuos senesnius dalykus. Daugiausiai tie namai yra išdėlioti Lietuvoje provincijoje, nes ten tas klasikinis iškastinis kuras ganėtinai yra populiarus. Aš pats esu, žinokit, esu kilęs iš kaimo, tai žinokit, pečių kūrenęs nuo vaikystės, tai aš kuo puikiausiai tą dalyką žinau. Ir žmonės nori nebevargti to pečkurio vargo, nebenešioti malkų. Aš iš tiesų turiu savo močiutę, galėsiu dar atskirą istoriją papasakoti, kaip aš savo močiutę bandau priversti, kad jinai atsisakytų to kito kuro katilo, bet nors anūkėlis užsiema šilumos siurbliais oras vanduo, bet močiutės išversti pečius nepavyksta, net ir oras nepavyksta prikalbinti. Nors jau po truputį, net nenukėlio, pasiekau, kaimynės daro spaudimą, nes kai kaimynka pasidarė, pas ją viskas gerai pasirodo,
Tai, ojoj, čia pasirodo, galima gyventi ir komfortabiliau. Tai va, tai žodžiu, kaimuose, privačiuose namuose, butuose yra sumontuoti seni katilai, žmonės dirba pečkerio darbą, nori to darbo nedirbti. Ir ko pasiekoja, žinokit, dabar tikrai iš tiesų brangsta iškastinis kūras, tai tarkim tos pačios malkos, anglis, jų kainos tikrai nemažėja ir kiekvieną kartą turim vis brangiau ir brangiau ir brangiau. Ko pasiekoja, galbūt jau atsiranda galimybė, kad yra galbūt pigiau net šildyti su oras vanduo, ko kaina krenta rinkoje. Justinai, per paskutinius 6 kokius metus, kaip keitėsi rinkoje kaina ir ar buvo kainų pakritimas ir tie pirmieji montažai, tie pirmieji pardavimai, kur tada buvo problemos žmonėms? Iš pradžių tai buvo toks naujas dalykas vis tiek tas oras vanduo, dar iš pradžių tos paramos nebuvo. Vėliau ta parama, žinai, keitėsi, kad iš pradžių reikėjo tuos katilus išmest, dabar jau nereikia tų katilų išmest, nes žmonėms būdavo toks klausimas, žinai, pasistatysiu tą oras vanduo, žinai, seną išmesiu, žinai, ir, vis tiek visi žino, kad prie didesnio rimto minuso tas oras vanduo, nėra jis tiek efektyvus, galvojęs, tai aš pasikurčiau savo pečiuko ten tas 5 dienas per žiemą. Nes kaip dažniausiai yra, kad kai žmogus turi kito kuro katilą ir energetinė klasė kaip tyčia yra liūdnesnė. Taip, tai turi didesnius nuostolius. Žinai, energetinė klasė prastesnė, namas senesnis, šildymo sistema senesnė, tarkim, tie patys radiatoriai seni, kas nėra labai gerai oras vanduos siurbliam, nes... Jie jaučia nuo pačios pradžios neplauti? Faktas. Tai tas ir susideda, kad žmonės bijodavo, buvo tie klausimai, kas bus, jeigu bus ir kaip nutiks, bet po biškutį tie siurbliai, ta jų kaina pagerėjo, siurbliai pagerėjo, patobulėjo. O procentaliai, kiek tau ta kaina galėjo būtent, gerai, kad efektyvumas pagerėjo, mes visi žinom, su kiekviena vis partija, su kiekvienu vis atnaujinimu, tas efektyvumas gerėjo ir gerėjo. O kaip kaina, jinai mažėjo, ar jinai išliko plius minus panašiuose rėžiuose? Jei vertinant visas, manyčiau, infliacijas, visą kitą, tai ta kaina yra labai, labai ganėtinai pastovi. Pastovi, ar ne? Tik tiek, kad, kaip sakiau, aišku, ir seniau tie siurbliai. Tie namai buvo netokie efektyvūs, ar ne, tų siurblių reikėjo galingesnių. Atsirado tie A++ klasė, prasidėjo ta mada mažesnių namų statyba, tai ir siurblių galia mažėjo. Ir dabar, kaip pastebim, tų didžiųjų galios siurblių, jų minimaliai reikia. Dažniausiai tie 6-8 kW yra pats optimaliausias dydis šiais laikais. Tai žodžiu, dar toks geras Justino pastebėjimas yra, nebestato mūsų tie tūliai Lietuvai 250 kvadratų namukų, dabar namai, žinokit, tapo biški mažesni. Daužtai Rusys panamo. Jo, daužtai Rusys, anūkam ten žaidimo aikštelė ir ten panašiai, tai aš tą dalyką irgi dar gerai prisimenu, nes Gedarta jau egzistuoja nei daug, nei mažai 18 metų, tai per tos 18 metų aš tą visą ciklą irgi esu pragyvenęs, kaip tie šilumos siurbliai atsirado, kokios buvo pirmos problemos, kokie buvo pirmieji klientai. Ir paradoksalu, bet žinokit, mūsų pirmieji šilumos siurbliai, kuriuos pradėjo montuoti su žmonėmis, tai buvo Mitsubishi Heavy Industries šilumos siurbliai. Tai va, tai žodžiu, jūs ir buvote vieni iš tų, kurie galbūt didesniais kiekiais pradėjo Lietuvą vežti. Ir čia buvo ta tokia, pavadinkime, to visus prekybos pradžia. Tai vat, gerai, nepabėkim nuo mano mylimos močiutės, mačiu tau linkėjimai. Galbūt pažiūrėjus šią laidą, mačiu vizito paklausysi anūko ir įdėsime tau oras šilumos siurblį. Trumpai papasakosiu nuo pat pradžios, kas galbūt nežino, tai oras šilumos siurblys, jis yra praktiškai panašiai kaip oro kondicionierius, tik tai jo naudingumo koeficientas yra didesnis ir, pavadinkime, jis iš 1 elektros kilovato pagamina daugiau šilumos kilovatų negu oro kondicionierius. Nes mes dažnai klausiu, kuo skiriasi kondicionierius nuo šilumos siurblio oras. Tai ir jisai nepabėga jo gale prie didesnio minuso, ir nes Lietuvoje vis dėlto kartais užeina minus 25 kokį porą savaitėlių. Minus 20 gal, pasilaiko. Būna pas mus. Retai, bet pasitaiko, dar turėjom tokių žemų. O oras vanduo, tai kuomet stovi išorinis blokas ir jis ir viduje yra šildomas vanduo. Tai radiatoriai
grindis ir galima čia jau, kaip sakant, priklauso nuo namo tipo. Tai čia, kaip sakant, kas tokį bendrą, labai, kas nepasikaušiusiam. Tai iš esmės tas pats pavadinimas pasako. Oras, vanduo. Aš truputėlį po to eigoje prabėgsiu apie montažo subtilybės, nes montažas yra labai iš tiesų skirtingas ir montažo kainos skirtingos, nes čia yra būtent platesnė istorija, tai mes, kad dabar nenukryptume nuo temos, pakalbėsime apie šilumos siurblių pasirinkimus, galimas jų paramas, tai kas yra labai aktualu. Tai mes labai iš tiesų teko pakovoti man iš šienos, kad gaučiau porą atsakymų, kad galėčiau truputėlį papasakoti, su kokiamis problemomis žmonės susiduria. Nes, būtent, dažnai žmonės klausia, ieško atsakymų per mus pardavėjus, nes ne visada viskas būna aišku. Iš tiesų, ilgiau pavaikščius po svetainę ena.lt, tenais galima rasti būtent visą informaciją, dokumentaciją, kas kur ką reikia, bet žmonės dažniausiai mėgsta, kad jiems kažkas padėtų. Tai šioje situacijoje Gedartos berniukai mes prakonsultuojame ir padedame sukelti dokumentus, padedame, kaip sakant, už rankutės pravesti žmogų tame procese, nes dažnai galbūt vyresnio amžiaus žmogui tam internetiniam puslapį nėra lengva susigaudyti ir jeigu neturi gero nuko, kuris tą dalyką padėtų, tai tada reikia prašyti mūsų, tai ir mes visada, kaip sakant, to dalyko nebijom, nes mes ne vien tik esam pardavėjai, o mes esame tuo pačiu ir montuotojai. Tai realiai mes ir montuojam, įvertinam montažo kaštus ir panašiai. Tai ką turėtų žmogus žinoti? Žmogus turi žinoti kelis svarbius klausimus. Tai yra būtent, koks reikalingas šilumos siurblio galingumas jo patalpoms. Ir to aišku priklausys ir paramos dydis. Tai žodžiu, Justinas turi dabar prieš save lentelę, aš dabar daugmaž pasakysiu galimus, kokie būtent yra plius minus orientaciniai nereikalavimai, o pavadinkim galios ir pagal kuriuos galima būtų orientuotis, kaip geriau teisingai parinkti šilumos siurblį. Tai kaip pavyzdys, jeigu imame Lietuvoje C klasę, tai 70 W į kvadratinį metrą eina. Jeigu B klasė, tai 50. Jeigu jau A klasė, turime 20, tai didžiulis jau šuolis tarp A ir B, A pliusas 15, A plus 12 W į kvadratinį metrą. Tai čia tai. Dažniausiai A++ jau paramos nereikia, nes dažniausiai nekeičia, tiesiog stato. Taip, tai čia būtent jau reiktų iš šoną padėti. Ja. Ir galbūt dažniausiai orientuojamas tai Lietuvoje į C klasę, galbūt žemesnių klasių, bet kiekvienas namas yra įvertintas ir ištraukus dokumentus galima matyti, kokia jisai atitinka energetinio efektyvumo klasę. Bet šioje skaičiuoklėje reiktų vertinti vieną dalyką, kad mes ką tik susinom prieš transliaciją kalbėjom apie boilerį. Nes dauguma nori šilumos siurblį pasijungti prie boilerio ir tą ruošti karštą vandenį kartu su šilumos siurbliu. Tai žinokit, porą kilovatų pasiema būtent boilerio rengimas, nes jeigu ten sueina 2-3 ir daugiau žmonių, tai tas kilovatų poreikis gali tiesiog sušokinėti. Tiesiog reikia laiko, kol tą karštą vandenį paruošti. Vis tiek su didesnė galėtų tą vandenį paruošti greičiau. Taip. Ir mes anksčiau, aš buvau tos nuomonės, nežinau, ar jinai per tą kažkiek laiko pasikeitė, bet anksčiau mes kalbėdavome, kad jeigu yra šilumos siurblys, nereikalinga akumuliacinė talpa. Dabar pakilus energetinį efektyvumui ir atsiradus dažnai namuose automatikai. Automatika tai yra, kad galima kiekvienam kambarį reguliuotis atskirai kolektorių. Jisai, kuris reaguoja į kontūrus ir, ta prasme, galima kiekvieną kambarį susireguliuoti atskirai šilumos poreikį. Tai gali būti taip, kad šilumos siurblys dirba, užsidaro kolektorių pavaros ir jisai gali jums išmesti klaidą, jeigu nėra akumuliacinės talpos. Kaip pavyzdys, mažas namukas su nedaug litrų sistemoje vandens, ganėtinai galingas šilumos siurblys, jisai, žinokit, dar turi inertiškumą ir karts nuo karto jam reikia nuimti tą viršų energijos, kurį jisai sugeneruoja, o būtent kolektoriai yra uždaryti,
ko pasiekoji yra būtent naudojamas bypassas ir naudojama maža akumuliacinė talpa. Kaip pavyzdys, ten nuo 30-50 litrų tokios talpelės. Priklauso nuo galios, bet iš esmės tas visas naudojama pačiam, vadinkim, defrostui. Taip, defrosto metu. Šilumos siurblys turi atsišildyti, nes jis visą laiką gamindamas šilumą, ar ne, jis apšala, jis apšarmoja, ten tokiu snaigim sniego ir jis turi atsišildyti. Tai vat, ta talpa reikalinga tam atsišildymui. Jūs neįsigaskit, jeigu jūsų išorinis blokas apšalo ledu žiemos metu, tai yra natūralus jo procesas. Čia jis taip turi veikti. Jisai būtent tas ir vadinamasis angliškai defrost, Lietuvoje atšilimo funkcija. Atšildymo gal funkcija. Gal atšildymo, bet... Šiaip iš tiesų geras klausimas mano lietuvių kalbos mokytojo. Atsišildymo galbūt. Atsišildymo. Įdomu, tasai už mano jaučiu lietuvių kalbos mokytojo kažkokį kitą žodį gudresnį panaudotų, bet linkėjimai mokytojai. Tai žodžiu, tie kilovatai, apie kuriuos mes dabar kalbėjome ir pagal naudingumo klases, jie įtakoja šilumos siurblio kompensaciją. Tai jūs tai truputėlį apie lentelę papasako. Jo, tai iš tikrųjų tam pačiam puslapį, ar ne, kur Gediminas minėjo, yra surašyta, kokia kompensacija priklauso kokios rūšies katilui ir galima pagal tą lentelę įsirinkti. Tai kaip pavyzdys, jeigu, ką mes šiandien kalbam, šilumos siurbliai oras vanduo, su integruotais boileriais, kas ganėtinai populiaru, paprasčiausia ir elementariausia, tai jie suskirstyti į tris dalis. Tai į mažiau nei 7 kW, tarp 7-13 ir daugiau nei 13 kW. Ir kas įdomiausia, kad tam iki 7 kW parama yra didžiausia. Tai žmonės gal iš tikrųjų skatinami, kad ir pačio namo energetinę klasę tuo pačiu pasididint, kad tas sąnaudos pamažėtų, tai tu gausi didesnę kompensaciją šilumos siurbliui, nes tau jo mažesnė reikės. Tai Žodžiu, iš karto, kaip montuotojas, pasakysiu vieną dalyką, nereikia parinkti per galingo šilumos siurblio. Nes nekart yra žmonės susigundę didesnę paramą ir galvoja, aš nupirksiu galingesnį šilumos siurblį, turėsiu galingesnį ir gausiu didesnę paramą, ko pasiekoji man jisai veiks mažesnių pajėgumų ir galbūt galimai taupys energijos. Žinokit, tai yra netiesa. Ir per galingą šilumos siurblys jisai sukuria kitas problemos ir tos problemos pasidaro labai paprastos. Per galingą šilumos siurblys jisai taktuot pradeda. Tai reiškia, jo ciklai dažniau įsijungimo ir išsijungimo. Ko pasiekoja, tai tikrai nemažina elektros energijos suvartojimo. Aš noriu pridėti tau, kad iš esmės, kadangi mūsų tas klimatas toks, visi galvoja -20 svarbiausia. Bet tas -20 nėra svarbiausia, nes jis ganėtinai retai būna. Šiuo metu apie 5, kartais -5. Taip. Ar ne, daugiausiai šito tokio yra pas mus klimato šiuo metu. Tai tas didelis siurblys, jo ta minimali galia yra realiai per didelė tokiam klimatui. Tai jis tik įsijungia ir išsijungia, ką ir Gediminas minėjo. Ir tai tampa problema, nes pavyzdžiui, būna žmogui, skundės nepersiniausias žmogus, sako, blemba Gediminai, ne mūsų šilumos siurblys montuotas, tiesiog mūsų žodžiu, papasakosiu ir istorijų, kaip sakant, jau čia toks jau gyvenimas nutinka ir papasakosiu, kokios problemos po to gali būti. Dėl per galingo šilumos siurblio, tai dar viena problema yra, kad užkyla temperatūra namuose. Sako, aš sėdžiu prie +25 ir sako, negaliu savo nusimažinti šilumos siurblio temperatūros, nes man tiesiog prikepina, sako, man vakare šalta, o po to kai jis man sušyla, jis automatiškai atiduoda labai daug šilumos ir ko pasiekoji, man jau dabar tampa per karštą. Čia tokių situacijų turiu. Ir dar viena tokia darbinė situacija, žodžiu, skambina, sako, labą dieną Gediminai, sako, čia paklausė manęs šilumos siurblio kainos, taip ir taip, čia buvo duotas pasiūlymas. Sako, žinai ką, Gediminai, aš radau Lenkijoje. Sako, ar Lenkijoje pigiau? Sako, pasakė pavadinimą, aš dar tokio pavadinimo buvau net negirdėjęs. Kadangi ten tų gamintojų yra ganėtinai nemažai, kur istorijos įdomumas. Po 2 savaičių skambina, Gediminai, nusipirkau šilumos siurblį. Aha, sveikinu, sakau, jūs. Sako, 12 kW. Pasmėjo tokia pauzė. Sakau, tai kad tau tik max 7 reikia, sakau, 6 šiaip realiai būtų užtekę. Sako, gera kaina buvo, paėmiau 12. Skambinam dar po 2 savaičių. Gediminai, sako, gal gali paleisti. Sako, gal gali paleisti šilumos siurblį. Sakau, neįsižeiskit, sakau, bet mes dirbame su tais šilumos siurbliais, kuriais mes jau esam
kaip ir padingi, kaip ir atstovai, kaip ir kur turim tas žinias ir mes suteiksim garantiją, ten kai reikia 5 metų. Toliau jau dingsta žmogus, nes, vis tiek pas mus ryšys buvo, gan mandagiai bendraujam. Skambina Gediminai, sako, reikia paramai dokumentus pardavėjas, dokumentų neduoda. Sakau, iš kur aš tą punktą gausiu tos dokumentus, sakau, iš ko pirkot to ir klauskit, sakau, nes pirmas dalykas žmogus susidūrė, nusipirkė šilumos siurblį, kad niekas Lietuvoje jo negalėjo paleisti, nes tai yra, nežinomas brandas, nes šilumos siurblį paleisti, tai yra, ganėtinai nelengvas dalykas, nes tai reikia sureguliuoti kreivės, pasirinkti visus parametrus ir tie parametrai turi būti adaptuoti namui ir nėra tokia viena, kaip sakant, įkišai ir važiuojant. Ne, iš tiesų reikia, kaip sakant, adaptyviai viską tą dalyką padaryti. Skambina, tai 4 jau gavau skambutis. Sako, Gediminai, sako, šilumos siurblys veikia. O, sako, jau gera pradžia. Bet sako, ką dabar daryti karštą, negaliu temperatūros numušti. Sako, tai tikriausiai su parametrais susižaidė. Aš ką ten galėjau bendrom žiniom, pakonsultavau, bet, žodžiu, sutaupote vienoje vietoje, bet po to grįžta per kitą vietą ir jeigu norite, kad būtų mažiau vargų, galite nusipirkti Gedartoje šilumos siurblį iš vienų rankų ir garantija galimai būtų iki 5 metų, jeigu Gedartos berniukai pagal iškvietimą jį ir prižiūrėtų. Tai realiai mes turime pilną servizą, kuomet pasiūlome, parduodame, sumontuojame, paleidžiame ir dar duodame garantiją. Tai žodžiu, tai dalyką dar bus plačiau vėliau, bet, kaip sakant, nuo problemų einame prie problemų sprendimų. Tai gerai, Justinai, šiandien kalbame apie pinigus, tai truputėlį galim pašnekėti, ką gali žmonės gauti, kokio dydžio kompensacijas galėtų gauti prie tam tikro galingumo šilumos siurblių. Ja, tai apie oras vanduo, ar ne, kalbant, tai reiktų dar nepamiršti, kad tas galingumas nėra tas nominali galia, kas dažniausiai yra parodoma katalogė, ar ne, tam bendram ar kažkur internete, o reiktų pasižiūrėti, yra nominali galia, angliškai P-rated, tai yra galia, pagal kurią yra suteikiama ta parama, ar ne, tai kartais jos gamintojas nerodo iš karto, reikia paprašyti atstovo, montuotojo, pardavėjo, kad pateiktų tą dalyką, nes pagal tą tu gali pasiskaičiuoti, kokia tau parama bus. Tai kaip pavyzdys, Mitsubishi Heavy Industries, ar ne, yra 3 modeliai, ar ne, oras vanduo, šilumos siurblių su integruotais boileriais, ar ne. Tai pirmasis yra 6 kW, nominali galia jo yra 5,3 kW. Kas yra visai neblogai. Jo, tai iš esmės, jei kalbant apie A++ klasę, tai iki kokių 140 kvadratų pastato gali naudoti tokį šilumos siurblį. Aišku, priklauso, kiek asmenų yra šeimoje dėl karšto vandens, nes dažniausiai, kas yra A++ klasė aktualu, daugiau nei tas šildymas, kaip Gediminas sakė, ten 12 vatų kvadratui, tai yra labai nedaug, bet dažniausiai įtakoja karštas vanduo, jau šitose klasėse jo poreikis. Jei kalbame apie kokią A klasę, kas yra ganėtinai dažnas pastatas Lietuvoje, tai jau apie 100 kvadratų, 110 kvadratų pastatui užtektų tokio siurblio, ar ne? Sekantis dydis būtų 7, ar ne? Dar, atsiprašau, pamiršau parama, pinigai. Tai 6 kW, tas minėtas, parama yra apie 3300 eurų. Tai žodžiu, 3300 eurų prie tų galimybių, kurias šiai dienai suteikia. Taip. Ten pataikius į tuos rėmus, kurie yra nurodyti lėje. Nes aš kaip jūs nedarykit klaidos, jūs kai įsirenginėjate atsinaujintą katilinę ir suteikiama šilumos siurbliui ir ten dalinai kompensuoja pačiam įrengimui. Tai kaip būtent, jeigu būna šilumos siurblio kaina kartais netempia, tai būna pačiai visi sistemos atnaujinimui suteikiama. Nes prie šilumos siurblio dažnai reikia keisti ir pačią katilinę, kadangi senoji katilinė, jinai būdavo anksčiau montuojama lengvai tariant kitaip ir reikia dažnai atsinaujinti patį vadinamai katilinės aprišimą, tai pajungimo medžiagos. Taip. Tai čia jau tavo sfera. Čia mano sfera, čia aš jau. Tai sekantis modelis būtų 7 kW, ar ne? Tai 7 skaitosi ar 8 kW, kažkaip taip? Kaip sakiau, nominali, ar ne, yra 8,3, bet ta vardinė, taip, pagal kurią skaito tą
paramą, ar ne, yra 7. Mhm. Tai tokio siurblio tikrai A++ klasė užtektų iki 170 kvadratų. O A klasė jau aišku mažiau, kokios 160-150 kvadratų pastatas. Tokio siurblio būtų per akis. Ir parama būtų 4300. O, tai jau Nes va, tas 7 riba yra maksimali, kur dar ta parama yra didžiausia. Kaip sakiau, žingsnis yra iki 7, tarp 7 jau 13 jau parama mažėja. Ką sekančiam žingsnį pamatysime. Šiaip natūrai nepamirškite, vat, kalbamės apie tos galias ir energetinio naudojimo gausias, bet žinokit, daug tokių smulkių faktorių susideda. Namo kiaurumo indeksas, pavadinkime taip, kuo kiauresnis. Sandarumo testas. Sandarumo testas. Kuo namas kiauresnis, tuo liūdniau. Ir žinokit, po to reiktų būtent, kad konkrečiai vertintų plius minus specialistas, kiek jūsų namui yra padaryta. Pradžioje, kai tik atsirado šilumos siurbliai, oras vanduo ir buvo gautų, pavadinkim, dar daug tų namų, netidirbta technologija, galbūt dar buvo daugiau klausimų, kaip tą dalyką daryti pigiau, geriau optimizuoti. Per tiek metų, 4, žinokit, jau realiai atidirbau, tai ateini. Čia pasiskaičiuoja, ten galima pasiūlymas žmogui tiek kilovatų, tiek įrengimas, per tiek jau galim sumontuoti. Tiesiog darbas tapo daugiau kaip per bėgius, nes tu žinai, kas tavęs laukia ir kas gali būti. Jo, tai iš esmės, ką mes sakom, tai yra tokie preliminarūs, ar neskaičiai, visą laiką tu turi matyti, kas yra pastate. Kas viduj sudėta, kaip padaryta ir panašiai. Tai... Man buvo įdomu, aš užsiklausiau Enos atstovų dėl statistikos. Tai žinokit, skaičiai nėra blogi. Būtent Lietuvoje šaunuoliai nuo 2023 metų jau 12 700 gyventojų gavę yra paramas. Tai čia tiek namų ūkių, kurie galėjo pasinaudoti. Tai įvairiai keičiančių taršius katilus į banderinę šildymo įrangą jiems skirta daugiau nei 42 milijonai. 10 000 gyventojų jau įsirengė naujas šildymo įrenginius, jiems jau išmokėta daugiau nei 33 milijonai. O viso planuojama pagal priemonę paskirsti 112 milijonų ES lėšų. Šiaip iš tiesų tos, kurios pinigus kažkur skiria, kažkur vaikšto, jų kažkaip neapčiuopi, bet būtent tos saulės jėgainės, šilumos siurbliai, realiai kažkaip jaučiasi, kad Lietuvoje yra būtent... Iš tiesų skatina. Motyvuoja žmogų tą padaryti, nes motyvuoja tas, kad mažiau darbo iš esmės, nes kuriant nereikia. Taip. Ir dar tau kažkiek tų pinigų grįžta, tai žmogui nėra taip skaudu tą siurblį pasikeisti. Šiaip iš tiesų, aš pasaulyje esu daug keliavęs ir būtent man tekę yra buvo 3 šalyse, kur pas juos namai yra pradžia yra kiauri ir jie dar vis šildosi būtent tuo iškastiniu kuru, būtent arba neefektyviai šildymo būdais. Žinokit, jiem buvo sunku suprasti, kad Lietuvoje gali būti namai A++ ir kad pas mus tokie šilti namai. Niekas taip neįsivaizdavo. Nes dabar, kai tenka susidurti, kad atsiranda jau tie pasyvūs namai, tai reiškia, kad namai reikalauja iš tiesų labai mažai energijos ir ko pasiekoja, būtent pasaulyje vienu metu buvo labai smarkiai pradėjo brangti energijos ištekliai. Tai lietuviams, čia jau, manau, buvo toks geras kozeris, kai mes turėjome ganėtinai didelį namų kiekį, kuris efektyviai naudoja tos resursus. Tai iš tiesų būtent galbūt priklausomybė nuo kitų šalių pas mus mažėjo. Tai čia yra geras dalykas, bet čia, manau, per paskutinius 10 metų taip realiai toks didžiulis šuolis įvyko. Ir tos technologijos ištobulėjo ir tas skatinimas atsirado, tai tas ir skatina žmonės. Jeigu manote, kad aš esu teisus, tai užspauskit like video ir galbūt, jeigu jūs neteisus, galite ir komentarą palikti, nes galbūt bus puikia proga padiskutuoti. Tai, bet iš tiesų, vis dėlto, jeigu planuoja 112 milijonų išdalinti žmonėms, aš manau, kad tai yra konkrečiai žmonėms, kurie ten gyvena ir vis tiek kažkada bus tuos šilumos šaltinius reiktų keisti, tai tuos katilus vis tiek. Aš vis tiek savo močiutę kažkas nors, babą savo prikalbinsiu, kad jinai... Parodyk šitą. Parodysiu šią. Tai ir paskutinis, ar ne, modelis dar liko mūsų, kur ta vardinė galia yra 10 kW, tai jau papuola į tą kitą paramos žingsnį, tarp 7-13 kW, kur mažesnė parama iš esmės yra tai vardiniai galiai, kad ir vardinė galia didesnė, tai šiam modeliui parama būtų
3600. Tai vat, Tai žodžiu, aukso viduriukas yra 7-8 kW. Tai jo, iš esmės, jei tu pataikai iki 7 kW, iš esmės yra geriausias variantas. Ok, sounds good. Šiaip iš tiesų dar vat, žiūriu, nes užklausiau, kokie vat, parašiau lėjai jau aišku, iš 3 kartą gavau atsakymą. Jau užsiėmė. Užsiėmė, aš dar sugebėjau dar ir paskambinti paklausti. Iš tiesų, suprantu žmonės, kaip jiems yra nelengva ir vat, galbūt kitą kartą gerai būti tas tarpininkas, kuris vat, būtent žmonėms supaprastina, nes buvo malonių tokių skambučių, kai pagyrė mus, sako Gediminai, sako ačiū. Sako dabar daug maž aiškiau, žinau, ko norim. Ir būtent Gedartoj mes stengiamės ne tik, kad parduoti tą dalyką, o stengiamės, kad žmogus būtų turėti teisingą sprendimo būdą. Tai irgi ar oras, ar oras vanduo. Ir prakonsultuojam, nes visi tu, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, su jais daugiausiai darbo reikia įdėti ir jiems realiai, jiems daugiausiai klausimų kyla, bet jie daugiausiai tų pinigėlių nori staupyti. Kaip sakant, žinot, kai reikia daug dirbti ir daug įdėti jėgų, tai čia toks nelengvas darbas. Bet džiugu, kad po to žmonės būna dėkingi ir ne vienas namų ūkis turi tas. Tai vat aš jų klausiu, sakau, kokia yra jūsų vizija? Tu pasime, kaip jūs čia tą veiklą planuojate ateityje ar panašiai. Tai 26-27 metais kiekvieną ketvirtį, kol baigsis priemoniai skirtos lėšos, planuojamos skelbti kvietimus į tuos. Tai tenai dar kaip įdėmėsi būna būtent pagal regionus Lietuvoje išdalinta, tai būna Kaunas, Vilnius ir dar kiti miestai. Tai tenais turi būti, ten skiria tam tikrą pinigų kiekį. O dabar ir žinokit, iš karto duodu vieną tokį patarimą. Iš karto. Žinote, kada bus teikiamas tasai, ryte jau jungiatės ant refresho. Sėdit ir greitai išskraido. Nes realiai ta patarlė, kas greitesnis, tas pirmesnis, tai žodžiu, čia šitą frazę tikrai galioja ir bus dėl to. Nes kitas kvietimas numatytas 26 metų sausio 2 dienai. Tai tikriausiai, kai užėsi šią tinklalaidę, tai tikriausiai jau galbūt orientyras jūsų būtų į naujesnį kvietimą. Tai naujesniam kvietimui galite susimontuoti sistemą, pasimsite, ką reiktų jums žinoti. Reiktų susimontavus sistemą gauti iš montuotojo priėmimo perdavimo aktą, sąskaitą, kad sistema buvo sumontuota, nes pagal ją būtent skaičiuos pinigėlius. Tada jums reiktų gauti energetinio naudingumo dokumentus, kurie pagrindžia to šilumos siurblio. Techninį lapą su to P-rated. Su P-rated. Vardinė gale, jo, nes tą reikia pateikti, kiek žinau, nuotraukas reikia pateikti. Nuotraukas reikia pateikti. Tada aktas, nuotraukos, energetinio naudingumo tasai aktas. Ir šiaip savo turėkit nepamirškit garantijos, nes būtent ta garantija yra gan svarbus dalykas ir žmonės nori. Aišku, mes kalbėjom dabar apie oras vanduo su integruotu boileriu. Dar yra monoblokai, kas Lietuvoje irgi jie yra ganėtinai populiaru, tai mes būtent darom. Aš galbūt monoblokus priskirčiau naudingesnius, efektyvesnius prie radiatorių, kurios... Ja, nes jie tas dabar dažniausiai, kas dabar ant bangos vadinkim, tai tie monoblokai su propanu. Taip. Tai propano jau nestatysi viduj. Taip, propanas yra lauke tik tais. Ir jis dažniausiai turi, gali tą vandenį ar ne pagaminti aukštesnės temperatūros ženkliai negu įprastesni tie freonai, šaltnešiai ar ne. Tai dėl to jis geriau radiatoriam, nes aukštesnė temperatūra. Kai buvo kieto kuro katilas, tai dažniausiai temperatūros iš vis nieks nereguliavo. Nes kiek užmesti, kiek užmesti, tiek turėsi, dažniausiai užmesti daugiau, seniem radiatoriam reikia daugiau. Taip. Tai dėl to tas monoblokas ženkliai paprasčiau. Ir antras dalykas, jeigu prie tų monoblokų, žinau, kad galima sujungti boilerį. Taip. Tai boilerį galite patogiai susijungti ir boileris yra jūsų galimybė jį sumontuoti. Aš galvoju, dabar yra populiariausi 180 litrų, apie 300 litrų. 200, ten 300, 180-300 gal vadinkim. Tokie einamiausi. Tai jie iš tiesų tikrai nebijokit. Tie monoblokiniai šilumos siurbliai truputėlį yra pigesni negu tie, kurie be boilerio. Ten kaina draugiškesnė, bet po to įskaičiuoti reikia boilerį. Po to plius minus tas aprišimas šiek tiek didesnis. Taip, ir daugiau reikia... Daugiau priedų, daugiau reikalų.
Taip, bet viskas veikia gerai, efektyviai, tik ten turėkite tokias žinias, kad parinkti teisingai galę. Ir atkreipkite dėmesio, žodžiu, mes montuojame keliais skirtingais dalykas. Arba sistema pildoma glikoliu, kad neužšaltų, arba statomos papildomos šilumokaitis, kuris atiduoda galę į tą, jeigu jungiasi per kelis šildymus tuos. Patartina iš esmės. Patartina. Dingus elektrai. Yra tie automatiniai nudrenavimo vožtuvai, kad išleidžia jį, Bet geriau nerizikuoti ir turėti būtent tą, nes aišku, džiugu, kad Lietuvoje netaip dažnai ta elektra dingsta, bet geriau nereikia. Tai čia toksai būtent dalykas, kurį reiktų žinoti, nes būtent ir būtų, dar aišku, čia toks techninis darbas, jeigu montuojama ant senos sistemos, būtų labai gerai tą sistemą praplauti. Čia yra svarbus. Šiaip labai patartina, nes manau, aš manau, kad tai yra būtina šilumokaičiai. Jo, nes dažnai būna radiatorius įlykę, nauji radiatoriai irgi yra didžiulis privalumas, nes būtent tada paskaičiuojame būtent koks būtent reikalingas radiatorius. Pačiai buvo vanduo, užpildė vandenį su glikoliu, tai jis dar labiau praplovė tą sistemą. Jo, po to sukyvo viskas. Ja, viskas sukyla. Ir mes įdomumo dėlį dar su Justu būtent pasidomėjome, kas vyksta ne vien tik Lietuvoje, o kas vyksta pas mūsų kaimynus. Tai mūsų kaimynai, mums broliukai Latvijai, Estai, tai pas brolius Latvijos, ar yra panaši programa? Pas Latvijos yra labai panaši, iš esmės, gal sakykime, labai identiška tai, kuri buvo pas mus anksčiau šiek tiek. Ar ne, kad pas juos irgi gauni paramą nuo tos galios, ar ne, bet tu turi išmest seną katilą. Mes tą pakeitėm, mes leidom pasilikti, ar ne, Lietuva, o pas Latvijos dar kol kas šitą nepakeitė. Tai va toks esminis skirtumas tarp mūsų ir jų. Jo, aš manau, kad čia yra geras dalykas, kad Lietuvoje leidžia pasilikti. Ja, aš manau, pasilikti dėl viso pikto. Dėl viso ko. Nes aš dabar irgi gavau čia tokį laišką, būtent, ir kas įdomu buvo, pavyzdžiui, oras ir oras vanduo, pas juos galima būtent pakeisti tuos būtent katilus, bet netgi, pavyzdžiui, toks yra vienas ir iš tas reikia pateikiant oras, reikia pateikti dokumentus, kad tu buvai įsigijęs pačio kuro. Tai toks įdomus fun fact, kad biškelį kitaip net yra nuo mūsų. Bet matau, maksimali parama oras vanduo, jeigu tenais iki 20 kW, tai 4700 €, o oras 2400. Tai skirtumas, pavadinkim, yra. Yra. O Estai turi energetinio naudingumo klasį pagerinti. Ja, pas juos iš esmės toks biškai sudėtingesnis variantas yra, kad tu turi pagerinti viso pastato energetinį efektyvumą. Nėra paramos tik siurbliui ar dar kažkam, nėra vienam elementui. Jo, jie yra parama viskam. Pavyzdžiui, langams, ten apšiltinimui. Jo, ta prasme visas pastatas, tu turi jo klasę pagerinti. Tai atsiminkit, mes kalbame daug apie oras vanduo, bet yra būtent tokia galbūt vieta reiktų išsiplėsti apie oras šilumos siurblys arba kondicionierius. Čia realiai ten praktiškai tai yra tas pats, tik pavadinimo traktuotė yra kitokia. Kodėl aš būtent užsiminiau, kad reiktų pakalbėti? Būtent oras, jie turi galbūt vieną didelį privalumą, kad vasaros metu galima turėti ir šaldymą. Aišku, galima būtų per oras vanduo, bet žinokit... Grindis, ne fainas. Ne fainas šaltis, pavadinkim taip. Kondensatas, įrengimo kaštai jau yra gerokai didesni ir tada žmonėms būtent galbūt nesinori leistis per grindis, nes šaltos grindis nesukuria jaukumo. Šaltos grindis ir kai yra didelė drėgmė, ar ne, tu negali labai šaldyti tų grindų, nes jos tampa ir drėgnos, nes kondensuojas, ypač jeigu plytelės dar kažkas, tai labai kondensuojas. Tai vat būtent reiktų pasirinkti tą tokį būtent aukso viduriuką. Aišku, mes esame irgi montavę su dinamaisiais fankoilais mišrias sistemas, bet irgi tenais tie fankoilai turi būti pakankamai galingi. Šiaip tarp kitko turiu dabar vieną projektą, darau su Vilniaus rajono savivaldybėmis. Tenais montuojami yra fankoilai ir monoblokai. Tai realiai bus žiemos metu šildysis, o vasaros metu turės šalti. Ir tai iš tiesų ganėtinai už tokius krikščioniškus pinigus, plus dar mačiau, dar jie darosi saulės jėgainės. Tai realiai net ne vien tik namų ūkiai tos dalykus bando
pavadinkim, naudoti, bet ir valstybinės įstaigos, nes, matomai, yra nubrėžtos gairės. Džiugu. Galbūt ir kažkokios irgi kompensacijos europinės. Galbūt kažkokios yra kažkokie projektai, kuriuose sudalyvavus gali gauti tokį dalyką, nes mano akimis jie gauna ir šaldymą, ir šildymą, ir dabar kaip tik šiuo metu Gedartos berniukai pagal iškvietimą montuoja. Tai žodžiu, kompensacijas dabar irgi, aš dabar turiu pas save prie stalo pasidaręs, tai tarkim tie populiariausi modeliai, tai neįsiplečiant Mitsubishi's galimas paramos dydis yra nuo 400 eurų iki 540 eurų. Ne, ten irgi nuo tos pačios galios priklauso, tik nėra tų rėžių, ar ne, realiai yra tik vienas punktas, kad oras, šilumos siurblys ir yra fiksuota kaina, ar ne, kiek kompensuoja ir tiesiog pasidaugina iš tos įreit atgalios ir pasidalina iš 2, nes pusė sumos kompensuoja. Tai jūs galite plius minus rašyti mums, manau, mes galėsim jums atsakyti, kiek jūs galėtumėt plius minus taupyti, susimontavę savo tą galimai kompensuojamą oras sistemą, nes ne visada gaunasi efektyviai naudinga būtent dėti oras vanduo, nes dėl sistemos pakeitimo ir panašiai. Mažas pastatas. Taip, mažas pastatas labai gerai užteka. Kompensacija mažesnė, bet ir įrengimo kaštai gerokai yra ženkliai mažesnė. Taip. Tai žodžiu, tie tokie dalykai. Tai trumpai reziumuojant, aptarėme mes šiandieną, kokios didžiausios problemos susiduria būtent žmonės, tai galbūt kaip reiktų ieškoti Enos Leos paramos, tai aš būtent šio video aprašyme įdėsiu patarimus, kaip būtų geriausia jums tą dalyką surasti, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Galite užėti jų oficialų puslapį, nes, daug dievė jums pasiseks prisiskambinti, tai, žodžiu, būsite vieni iš tų laimingųjų. O kitas dalykas, apie oras vanduo montažų subtilybės, tai galite nepabijoti skambinti man, skambinti Gedartai ir mūsų vadybininkai būtent jums patars, nes kai kuriems šilumos siurbliams sutikėme garantijas ilgai iki 5 metų, galime ir aptarnauti, tai žodžiu, visus vargus savo gyvenime galite permesti ant Gedartos ir berniukai pagal iškvietimą atvykę sumontuos jums oras vanduo, oras šilumos siurblius. Ne, tas aptarnavimas yra svarbu, nes kartais žmonės pagalvoja, susimontavau ir jis dirbs man. Nieko nedarysiu ir bus gerai. Ne, žinokit, reikia šitą sistemą pasirodo reikia. Jo, reikia Visas sistemas reikia, bet šitos tuo labiau. Vis tiek tai yra šildymas ganėtinai jautrus dalykas mums. Tai tą sistemą reikia prižiūrėti. Žinokit, mes visada norim, kad mūsų gerbiami tautiečiai sustaupytų pinigėlio ir jeigu tos yra galimybės panaudoti paramas, susimontuoti oras vanduo, oras šilumos siurblius, aš manau visada esu už. Turime būtent pasiūlyti kelis tos, vadinkime, pačius einamiausius prekinius ženklus, ir kurie jau turi, kaip sakant, užtarnavę savo vardą ir ką. Ir kviečiame jūs skambinti, klausti mūsų, galite komentaruose rašyti, kokie būtent yra aktualesni, nes būtent Gedartoje viskas yra tik už krikščioniškos kainos. Tai žodžiu, visiems linkiu gerą vakarą, nepatingėkit pasidalinti šiuo video su savo artimaisiais ir tokiu būdu skatinsite veiklą, būtent žinomumą, galbūt kažkokius klausimus galėsim atsakyti, kurie jums yra aktualūs. Tai ačiū.